helpers ir vėl šitas klipas nieko nereiškia, tai tiesiog informacijos išsakymas ir panašiai. Sveiki, dabar aš noriu kai ką pranešti. Iš tikrųjų, dabar biškai palošim survival modą ir galite tiesiog žiūrėti, kol aš kalbėsiu, sakysiu informaciją ir panašiai. Dabar noriu pakalbėti apie tolesnių video darymą. Tiesiog jei nebus aktyvaus balsavimo, kaip sakiau, atsisveikinkit su vaizdo klipais. Ir aš jo iš tikrųjų dabar nematau. Nors dabar nematau, tai nėra didelė esmė, bet aš vis tiek noriu kurti. Noriu kurti ir tiesiog kurti ne vienas, tad noriu susirasti žmonių, kurie tikrai norėtų kurti su manim. O kurti iš tikrųjų apsimokėtų su manim, todėl kad kurtumėm tikrai nuotaikingus filmus, ne tai, kad klasikinį tą patį išgyvenimą ir panašiai, tad man reikia rimtų žmonių. Iš tikrųjų, nekursime klasikinio gyvenimo, kadangi jis labai nuobodus, iš tikrųjų net neapsimoka žaisti išgyvenimą tą. Visi matau pilną kelią video, ir kam jis reikalingas, jūs man pasakykit, jis niekam nereikalingas, pripažinkit. Jis niekam nereikalingas. Taigi norėčiau pasidalinti informaciją, kaip sakant, ir iš tikrųjų norėčiau surasti žmonių rimtų, kurie parašytų į mano kanalą. Aš dabar pats einu per kitus kanalus, galim sakyti, reklamuoju savo kanalą ir siūlau sukurti filmą. Ir tiesiog bandau įkalbėti žmonės, kad leistus, nesileistų, su jais normalų filmą susukti iš tikrųjų, sugalvoti nuotykių filmą, nes tai, manau, apsimokėtų sukurti ir būtų įdomu žiūrovam. Būtų labai įdomu, manau, žiūrovam. Nežinau, kodėl. Iš tikrųjų, biškį aš matot, užsižaidžiau ir informacijos nesakau, tad reikia neskubėti man žaisti. Ir noriu pasakyti vėl tą patį apie filmo kūrimą. Tiesiog reikia kažką unikalaus sukurti, nes nieko nematau kuriant kažką unikalaus, ko labai reikia. Jūs sutinkat su manim, kad norit pamatyti kokius nuotykių filmus. Ne tik ten paprastus, nesąmoningus vienu žodžiu filmus. Ta patį išlikimą, kuris, manau, daugeliui nuobodus ir vien pasižiūrėjus, pavyzdžiui, to pačio Dariaus klipus, ten, ne Dariaus, Minecraft klipus, ten kažką galima pamatyti, bet daugiau aš nemanau, kad ar galim ką nors pamatyti. O todėl nemanau, todėl kad, tiesiog visi kopijuoja panašiai tos ir Energy Creator, Minecraft žinios, aš iš tikrųjų daug žiūrės ir stengiuosi nekopijuoti. Nes iš tikrųjų, patikėkit, nėra įdomumo, jūs pagalvokit patys, koks jums įdomumas kopijuoti. Nežinau, gal jums ir įdomu. Man tai iš tikrųjų nėra įdomumo kopijuoti ir panašiai. To pačio Dariaus filmus iš tikrųjų norėjau išlikimą kurt, bet pagalvojau, kad neapsimoka, nes tai yra ir mano klipų nieks nežiūrės, bet sugalvojau ūkininko išgyvenimą biškį įdomesnį. Išgyvenimą, ne klasikinį, su start packu ir panašiai, bet vis tiek lankomumas mažas, aš suprantu kodėl ir noriu tiesiog sukurti su jumis filmą. O noriu sukurti todėl, kaip sakiau, nes trūksta normalių, kaip sakant, tų nuotykių. Ir tie filmai iš tikrųjų būtų 2 valandos, 2 ilgio, kad būtų ką veikti žmonėms, suorganizuoti, pririnkti video kūrėjų, galim daugi ką padaryti žmonės, organizuokim, būkim organizuoti, ir kas, kad ten vienam mažiau metų ir panašiai, gal ir kreipia ten paskutiniai pusdurniai, kad yra mažiau metų ir panašiai, o aš noriu užduoti klausimą, gal jums tas rūpi? Bet pavyzdžiui, man ne, aš galiu laisvai žiūrėti protingus filmus,
to pačio, nežinau, neturiu pavyzdžių, iš tikrųjų esu žiūrėjęs, bet, nu, aišku, ten yra beviltiški filmai. Bet, vat, jeigu yra įdomu, iš tikrųjų aš galiu žiūrėti, aš šitą balsą nekreipiu, nors jam ir 5 metai, 10, svarbu, kad protingai kalbėtų, kažką normalaus pasakytų. Toliau nėra skirtumo, nebent jum kažkas yra. Man tai nėra, tad tiesiog suprantu, kad aš negaliu su Darium nusifilmuoti ar su kažko panašaus. Bet, vat, nu su jumis, naujokais ar panašiai sukurti filmą ir gal nedariu pralenkt pagal lankomumą, prenumeravimą ir panašiai. Kodėl jūs nebandot, kodėl jūs nepabandot? Nes, nu reikia aišku atsirinkti žmonės tos, kaip sakant, kaip jūs vadinat vaikus ir tiesiog atsirinkti grinai, kad jie būtų, nu, išsilavinę ir normalūs žmonės. Neprašinėtų ten nesąmonių, vienu žodžiu nerašytų, neskelbtų. Aišku, reklamavimas blogas dalykas, bet aš noriu reitingus pakelti, kadangi man patinka video kurti, aš prisipažinsiu. Man patinka video kurti. Ir ką čia dar pasakyti? Tiesiog rašykite komentarus, gal susitarsim, nes šiuo metu jokių pasiūlymų rimtų negaunu, kad turėtų žmogus kanalą ir normaliai kurtų video. Iš tikrųjų, nu, kokia esmė, nu, man 13 prisipažinsiu, bet jei jums sudaro esmė, iškart nesiūlykit, kad man 13. Aš sakau, nu, aš į tai nekreipiu dėmesio, nors jums ir 10 yra, bet svarbu, kad kurtumėt normalius video, o ne šūdą malt, kaip sakant. Taip, nežinau, ką dar pasakyti apie šią informaciją, manau, baigsim, biškai pakalbėsiu apie kitus video. Rytoj tikriausiai nelabai sukursiu video, nes būsiu užsiėmęs kitais dalykais. Ir kaip tik matėt, įdėjau jau mano ūkininko išgyvenimas 2 mega klipas, galim sakyti, atsipirkimas už rytoj dienos išgyvenimą 30 minučių ilgio. Sėkmės, kas žiūri mane, nors manau, kad nedaug kas žiūri, nors 100 peržiūrų yra jau, o jei tiesa, aš pats prajunginėjau tik kokį 10 kartų, tiesiog, nemanau, kad ten buvo visko daug. Taip, tiesiog, o dabar dėl Spleef žaidimo žadėjau jį, iš tikrųjų esu nufilmavęs, bet nežinau ar kelsiu. Nieko nežadu. Bandžiau surasti skraidantį tą, neatsimenu, Pegasą, ar kaip jis ten vadinas, skraidantį arklį, bet nepavyko, tad manau su to ir baigsim mūsų klipą, kad mums nepavyko surasti arklio. Nu, vienu žodžiu, nu tikrai siūlykit aktyviai, aš va dabar pats jau 8 valandos, iš tikrųjų pats eisiu, gal siūlysiu kam nors kurti filmus ir panašiai žiūrėsim. Ar įmanoma kažką gero susukti, kaip sakant. Nu, tiesiog aš pats bijau dėl amžiaus, pats gėdėjau savo balsą, nu, bet ką padarysi, kad esu dar mažas. Bet manau, nu, pakankamai protas subrendęs kurti video ir panašiai. Tad, nu, nežinau, nu, kodėl jūs nenorit susivienyti ir būti konkurentais, tais, nu, koks įdomumas skaitykit būt, kodėl nesusivienijus ir nepasidalinus tų ne tai, kad pasidalinus, o radom oficialų nuo PC Village su tais kaimiečiais. Kodėl, nu, vat būtent, kodėl. Kokie jum esmė, jūs pagalvok, nu, ir kas, kad vaikas ten vieną prenumeratorių prarasit, kuris pats ne ką labiau suaugęs. Spėju toks pat, gal net mažesnis iš tikrųjų. Ir, nu, nežinau, su šiais žodžiais ir baigiu savo video. Nu, pagalvokit, ką aš dabar pasakiau, pagalvokit ir manau, gal susipratėsit. Su jumis buvo MC Helper, viso.